Kada susimastėt, kad per metus žmogus Lietuvoje išmeta apie 40 kg maisto atliekų? Patekusios į bendrą komunalinių atliekų konteinerį jos užteršia ir sugadina kitas perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui tinkamas antrinės žaliavas. Būtent todėl į atskirą maisto atliekų maišelį ir turime mesti visus vaisius, daržovės bei jų likučius. Arbatos tirščius, jų pakelius, taip pat kavos tirščius, jų popierinius filtrus, riebalais ar kitais maisto produktais suteptą popierių, popierinius rankšluosčius, mėsos, žuvies, pieno produktų bei kitus maisto likučius. Nu tik jau į maisto atliekų konteinerį nemeskit maisto supakuoto į stiklines, plastikines ar metalines pakuotes. Ir prieš išnešdami į maisto atliekų konteinerį padarom ką? Sandariai užrišam maišelį. Daugiabučių gyventojai jas užrištose maišuose turi mesti į konteinerį su rudu dangčiu. Konteineryje yra įmontuota sandari metalinė kapsulė, kuri neleidžia skleisti skysčiams ir kvapams. O privačių valdų savininkai maisto atliekas turi mesti į atskirą rudos spalvos konteinerį. Sandarus maisto atliekų konteinerio dangtis turi guminę tarpinę bei integruotą biofiltrą, kuris neutralizuoja kvapus. Maisto atliekos surenkamos taip pat kaip ir komunalinės, tačiau išvežamos dažniau. Išrūšiuotos maisto atliekos keliauja į apdorojimo įrenginius dumpiuose. Čia jos perrūšiuojamos ir gabenamos į kitas perdirbimo įmonės, kur iš jų gaminamas biometanas ir kompostas. Rūšiuok šiandien, palik švaresnį pasaulį savo vaikams.